esame jaunimo bibliotekos erdvėje ir šiandieną pas mus yra svečias Kajus iš Klaipėdos, kuris mums papasakos apie League of Legends istoriją. Sveiki. Tai League of Legends yra strateginis žaidimas, kuriame kaip dažniausiai kovoja 5 atstovai vienoje komandai, 5 atstovai kitoje komandoje. Ir jų užduotis yra aplenkti pinigais kitą komandą, nugriauti toverius, kurie saugo bazę, ir nugriauti paskutinį pagrindinį bazės širdį. Žmonės, žaisdami šitą žaidimą, perteikia save į dievus, kitaip tariant, čempionus, su kuriais jie gali kontroliuoti beveik visą žemėlapį, jie gali išdarinėti įspūdingus dalykus, kurie negalėtų išdarinėti gyvenime. Yra nindzės, yra didelis vyras su kabliu, kuris galite partempti iš bet kur. Šių metų gegužės 6 dieną bibliotekos jaunimo inovatyvioje erdvėje vyko Kelmės miesto League of Legends turnyras, įtraukęs 50 dalyvių ir dar daugiau žiūrovų iš viso Kelmės rajono. Dalyvių sulaukėme ir iš Šiaulių, Kauno ir Tauragės. Šis turnyras vykęs Kelmėje pirmą kartą paliko neįkainojamas emocijas ir naujus įspūdžius. Dalyviai artimiau susipažino su elektroninio sporto arena žaidimo privalumais. Kokie jūsų įspūdžiai? Žaidimas neblogas, bet biški yra levų žaidėjų, nemok žaisti, bet šiaip normaliai renginukas geras. Ar norėtum, kad daugiau tokių žaidimų būtų? Turnyrų? Tai be abejo, smagu, čia jaunimas susirinko, visi laimingi, žaidžia, no life and viskas, gerai yra. Ar tikės laimėti? Ne, smagiai žadu praleis laiką viskas, nes nežadu laimėti. Ir kaip sekas, neatsibosta? Ne, siekiam geresnių rezultatų. Tai sieki laimėti šį žaidimą? Šiaip patį pirmą pralaimėjau, tai ką žinau, vėliau gal paeis. Gal paeis, tikėkimės, kad paeit. Nugalėtojų tapo Mantas Pikelis, antrą vietą užėmė Vytautas Kasparaitis, trečią Deimantas Valantijus. Vakaras labai smagus, fainas, džiaugiuosi laimėjęs, nors ir tikėjaus. Žaidėjai tikrai faini, ypač smagu, kad panelių buvo. Kaip Kelmėje tikrai žaidėjai labai geri ir faina. Mes patys netgi nesitikėjome, kad taip gerai pasiseks renginys. Paėmus proporcingai, šiaip Kelmėje tiek dalyvių susirinkti yra tikrai labai puiku. Darysime turnyrus ir toliau, nes matome, kad žmonės tikrai suinteresuoti. Šiaip šis žaidimas yra vienas iš šiuo metu populiarėjančių. Šiais metais pamatysime olimpinėse žaidynėse kaip olimpinį sportą, tai bus vienas įtrauktas iš šakų. Šito žaidimo prizinis fondas pasaulio čempionate praeitais metais buvo 2 milijonai eurų, tai yra didelė suma. Šitą žaidimą žaisdami profesionalai uždirba tiek pat pinigų, kiek profesionalus futbolininkas arba krepšininkas. Ir kiek metų jūs žaidžiate šį žaidimą? Pats šitą žaidimą žaidžiu nuo tada, kada jis atsirado, tai jau yra 6 metai. Nuo tada jis dar buvo betai, tada jis dar buvo visiškai neparuoštas, tada dar buvo tik 24 dievai, su kuriais buvo galima žaisti. Tada dar buvo tas toks linksmas draugų susirinkimas, kur mes turėdavom kur išsilieti, kur mes galėdavom vieni su kitais pakovoti, pasivaržyti. Tada, kaip šiuo metu žemėlapis atrodo labai įspūdingai, su daug detalių, kur yra daug monstrų.
tada, kai aš pradėjau žaisti, žemėlapis atrodė, kitaip tariant, apgailėtinai, atrodė kaip pradžiamokslių pieštinis, bet jau nuo tada mes įsijautę į šitą žaidimą, jautėm, kad tai mūsų niša, kad kažkada tas žaidimas taps toks įspūdingas, kad pasieks tokių stulbinamą lygmenį. Tai jums laiko nebuvo gaila, kurį praleidote prie šio žaidimo? Ne, tikrai net nebuvo kilus mintis, kad visas tie 6 metai, kurį praleidau žaisdamas šitą žaidimą, nuėjo veltui. Nes žaisdamas šitą žaidimą aš jaučiuosi labai gerai, aš bendrauju susipažįstu su naujais žmonėm, čia jau kitas atvejis, nes gana didelė lietuvių bendruomenė žaidžia, tenka pavažinėti po turnyrus, pažaisti profesionaliai. Tai tu esi antras Lietuvoje? Taip, aš pagal savo rolę, tai šitam žaidime yra 5 rolės, yra šiuo metu, šitoj metai yra top laneris, kuris žaidžia viršutiniai pusiai, yra džungleris, kuris vaikšto džunglėse ir žudo džungl mobus, yra midas, kuris dažniausiai būna magas arba ninja, yra adakėris ir suportas. Adakėris yra tas, kuris šaudo, kaip su šautuvais ar baletais ir panašiai. Ir yra suportas ta mano rolė, kuris daro viską, kad tavo adakėris išgyventų. Mes esam tokie žmonės, kurie save galim pražudyti, kad jis tik išgyventų. Tai ir čia viena iš svarbesnių rolių šitam žaidime. Ir ar jūs siekiate pirmos vietos? Pirmos vietos nesiekiu, nes jeigu būsiu pirmas, tada nebenorėsiu tobulėti, nes nebus kur tobulėti. Kadangi esu antras, reikia aplenkti ir pirmą, todėl reikia siekti kažko. Ačiū už atsakymus.